Kartais kiek gailiuosi, kad negaliu visko aprašyti, apsakyti realiu laiku. Praeina mėnuo, peržiūri nuotraukas ir supranti, kad įspūdžiai ganėtinai atvėsė. Ir nebėra tos tikrosios emocijos, kurią tąsyk išgyvenai. Kita vertus, lieka turbūt tai, kam tikrai verta likti, ar ne? Tad gal visai į naudą man tokia terapija nuo per ilgų aprašymų ir bereikalingų žodžių, kurių dažnai esu linkusi pripilstyti, reikia, nereikia. Tad neviniojame tą progą prisiminimų į vatą ir neriame greičiau atgal į rudens pabaigą. Paskubėjome, kol šilta likusius lauko darbus nusidirbti. Kieme viltinga didelė juoda akimi, į mus vis dar žvelgia batutas. Labai jau prašėsi jis išardomas prieš žiemą. Tad draugiškai čiupom jį už kojų ir patvarkėm. Taigi pasim dėžutę, Magdutė. Pirmą parašau, turiu tekstą parašyti. Tačiau tą tekstą baigiu, kad jį po to galėčiau į video įdėti. Ką? Ai, tą, kur darysiu gražų papuolį. Daryk. Galim padaryti kuo ilgesnį. Nevaikščiu, kad matau šitą. Kitas darbas irgi jau gerą savaitę laukia mūsų. Tai vėlinių vėtros nuplėšti pušų spygliai. Kiemo skaldelė pas mus tikrai ne pati geriausia danga šlavimui. Tikiu, kad tokiam reikalui visai būtų verta įsigyti tą oro putiklį, ar kaip jie ten vadinasi. Bet kol neturime, ugdomės kantrybę ir po gabalėlį tos spyglius šluojame. Liutauro kantrybė trumpa, todėl jis bando procesą optimizuoti. Ne itin idealus išradimas, bet šiek tiek geriau nei nieko. O ir šiaip, juk taip 10 kartų smagiau, ar ne? Panašu, kad suspėjome nudirbti visus planuotus lauko darbus, kol orai dar lepino, nes paskui jau tikrai norėjosi labiau lindėti namuose ar kur kitur šiltai pasislėpus. Čiumpame skaitimą tą progą už ragų. Ir kuo greičiau, kol pakeliui motyvacijos nepametėme, kol Magdė veža šmaikšti Meškio ir Kiškio seriją ir kol Liutauras baigė skaityti Morkūno Blusyno pasakojimus, vėl nori grįžti prie nevykėlio dienoraščio serijos, kurios pernai vieną kitą knygą te perskaitė, o paskui taip ir paliko. Tai pasišovė dabar dar kartą pabandyti įveikti šią 14 knygų seriją. Nu. Kaukšt, 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 kaukšt. Ant Meškos ir Kiškio ėmė kristi stambus žievės gabalai. Mano kailiukas sušuko Kiškis ir puolė nurtyti, purtyti nuo savęs medžio žievę. Tiesiog nepakenčiama. Aukštai viršuje neryški dėmė nustojo kaukšėti. Staiga ji paryškėjo. Neryški dėmė, tai bent gardumėlis. Ha, 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 ha. Ko jokiesi, rinktelėjo Kiškis. Ką padarė Kiškis? Rinktelėjo. Rinktelėjo. Kur nėra raidžių pridėti, o kur yra raidės praleidė. Na, toliau. Atšvyks. Nu, ką Genys, matai? Nes man linksma, 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 linksma. Džiaugsmingai pakartojo Genys ir vėl ėmė kalti medį. Kaukšt, kaukšt, kaukšt. Kaip miela, aiktelėjo Meška. Mūsų slėnyje dar niekad negyveno Genys. Miela! Jis šitaip triukšmauja ir šitoks linksmas. Tiesiog varo mane iš proto, pyko Kiškis. Tęsdami skaitimo drauge tradiciją, toliau skaitome knygas iš privalomųjų literatūros temų. Palikę ne iki galo perskaitytus Jono Avyžiaus bardo nuotykius, pradžioje kaip ir patiko, paskui ne tik vaikams, bet ir man pasidarė nuobodu, imamės Žilinskaitės Tipų tapės. Vaikai kiek maivosi klausinėdami, kodėl mes skaitome tai apie šunis, tai apie peles, bet paskui kiek perpratę tekstą ieškome visi sąsajų su žmonių pasauliu ir mūsų pačių charakteriais. Skaityti tampa daug įdomiau. Iš tiesų labai pasitarnavo mums bendrosiuose ugdymo programuose sudėliotas autorių priskirimas tam tikroms literatūrinėms temoms. Nes jei anksčiau buvo daug blaškymosi tarp to, ką čia reikėtų daugiau paskaitinėti, dabar yra labai aišku, kokių temų knygų dar nepačiupinėjome, o kokios serijos knygas paėmėme dažniausiai. Taigi, šį mėnesį mūsų akiratyje literatūrinės pasakos ir nuotykių literatūra.
Kitas niekaip nepažabojamas siaubas baubas mūsų namuose – rašymas. Po pedagoginės psichologinės tarnybos vertinimo ir rekomendacijų imamės šio pyrago valgymo labai mažais kąsneliais. Pasinaudojame tą progą Robertos kūrybinio rašymo idėjomis, kurias galite rasti tinklapyje ugdymasirauklėjimas.lt. Čiumpame vieną jų apie veikėją bei jo daiktų kuprinę ir einame pasivaikščioti. Gerai, tai tu jau turi 4, dabar Magda turi. Taip. Dabar mano naudingas, mano žirkeliukas yra Pampers. Pampersai, tavo sauskelnėse, ne lietuviškai. Gerai, tai vardink, kokie dabar pas tavo daiktai kupriniai? Kopūstas, telefonas, kas ten, kopūstas, telefonas, burtų lazdelė, siurblys ir sauskelis. Puiku, okei, 5 turim. Liutaurai pas tave? Ai, kokie? Kokie ir pridėk dar vieną. Gerai, pas mane yra žolė, keturračio raktai, magiška fleita, kuri visus užmigdo, ir atsarginiai sparnai. Na, toliau. Jeigu yra atsarginiai sparnai, tai reikia ir atsarginių kojų. Atsarginės kojos. Okei, rinkinukas toks. Gerai, toliau galvojam 6, Magda. Pas mane Priminko, koks tavo personažas veikėjas? žirkienas. Žirkienas, gerai. Nu. Man patinka šitas žaidimas. Ir dar Puiku. maistas, kad jį darytų didelį, nes jis toksai mažiukas, o jam reikia būtų. Stebuklingas maistas, kuris paverčia į didelių, taip? Nu, tai išvardink dabar, kokie pas tave daiktai kuprinėje. Kopūstas, telefonas, burtų lazdelės, siurblys, sauskelės ir kažką tik pasakiau. Nu, prisimink, ką tik pasakai. Ir stebuklingas maistas. Puiku. Liutaurai, tavo eilė. Išvardant? Taip. Primink, koks pas mus veikėjas. Žąsinas, aš įsivaizduoju žąsiną, kuris su kuprinė vaikšto. Gerai, čia. Tai žiūrėk, žolė, keturračio raktai, magiška fleita, sarginės kojos ir sarginiai sparnai. Nu, ir toliau 6. Ir dar viena, kažką magiško. Na, galvok. Šaldančių lazdelį. Nu, taip, kur nulėdi ir užšalo tas daiktas. Kaip per Frozen filmuką, ne? Jo. Beidami ir bešmaikštaudami vaikai sukuria savas istorijas ir jų personažus, jų kuprinės pripildo įvairiausių daiktų, kurių sąrašą pakeliui eidami mokosi mintinai, kad iki namų nepamirštų. Parsigabename visą tai namo. Na, o tada jau sėdame prie stalo ir visą tai užrašome. Leidžiu rašyti taip, kaip tik norisi. Nes šiame mūsų etape svarbiausia, kad iš viso rašytų, kad nukristų tą rašymo baimę. Kažkaip judame iš mirties taško. Tikiuosi. Ėjo toliau žąsinas ėjo ir pamatė fleitą. Galvoju, pagrosiu ir užmigo. Ta maja fleita pasirodė magiškai, jinai visus užmigdo. Ir ta fleita pasirodė, kad tai magiško, visus užmigdo, žąsinas atsikėlė, suprato, kas čia vyksta, aš nesupratau. Pasiėmė fleitą, įsidėjo, galvojo, dar prireiks kažkam. Ėjo toliau ir pamatė raktus. Galvojo, nuo ko jie, kam jie, bet pasiėmė į kuprinę, nes tai daug reikia. Ėjo ir sutiko dykumą. Dykumą? Taip, dykumą. Ar pamatė dykumą? Pamatė dykumą. Ir jam jinai nepatiko, nes ten smėlis. Jam sunku baigti. Eilėraštis. Ar istorija? Pasaka. Istorija. Taip, pradedam pasaką apie žiurkėną ir jo stebuklingą kuprinį. Pradedam pasaką. Tai pradėk. Taip. Žiurkėnas turėjo kuprinę, mėgstamiausiąją. Atrodė ji labai maža, kad jie niekas netelpa. Bet ji sutiko burtininką. Jis ėjo jam pro šalį, tai paprašė jam paburtinti, išburti, kad jos kuprinėje būtų begalybė vietos, bet ji atrodytų taip pat, kokia ji ir yra. Super. Tai jis paburtino. Pabūrė. Ir tada pasakė ačiū burtininkai ir jis išėjo. Sakė, tik vienas prašymas, daugiau jokių negali.
Tai po to ėjo pievoje ir sutiko zuikį. Jis turėjo žiauriai daug kopūstų, morkų ir visokių daržovių. Per matematiką irgi skinamės iš lėto. Smegenims pramankštinti kartais vaikai mėgsta parungtyniauti pildydami daugybos lentelės kvadratą ar sudalyvaudami daugybos kortelių iššūkį. Atsipalaidavimuigi imamės dalykų, kurie suteikia daugiau malonumo. Liutaurui pastaruoju metu toks dalykas geografija. Visuomet, kai klausiu, kokią užduotį norėtų daryti po lietuvių ir matematikos, paprastai renkasi geografiją. Todėl vėl verčiame atlasus, tyrinėjame žemėlapius, tolesnės vadovėlio temas, mokome šalių ir jų sostinių pavadinimus, kai ką pasikonspektuojame. 31 koks. Į tą pusę 51 ten leidžiasi. 60, 50, 40. Tai 51. Jo, 51, tai čia bus šiaurės platuma, nes čia šiaurė, ne? Nu, o dabar kiek bus į rytus? 30. Apie 30, ne? Jo, praktiškai taip. Nu, taip. Tai va tos koordinatės. Žiūrėjau, neparašyti Černobylis. Gal mažesnis miestas tiesiog Moldavija netelpa. tokia mažytė. Taip. Vis tik mokslai nėra ta dalis, kurią labiausia fiksuoju. Tuo metu mano dėmesys nueina kitur ir vis dažniau tik po laiko pastebiu, kad ir vėl nedaug kas tame video formate pasilikę. Daug paprasčiau viską fiksuoti, kai kalba sukasi ne apie mokslus, o tada, kai tiesiog gerai leidžiame laiką su draugais, su kuriais stengiame susitikti visada, kada tik galime. Viduriukas. Dabar kaip almeniukas. Ne, zostawisz. Nežinau. Tai irgi viskas labai. Vis tik vienas savaitgalis buvo ypatingas. Magda išdrįso pasilikti nakvoti pas savo draugę. O tuo pasinaudojęs Liutauras irgi pasikvietė draugą nakvyniai pas save. Tokia nakvynių rokiruotė abiems vaikams suteikė daug gerų emocijų ir įnešė neabejotinai gražių spalvų į jų kasdienybę. Sodyboje tik vasarą besilankantis Liutauro draugas Liudas rudenį retas svečias. Todėl jo apsilankimas buvo tuo pačiu ir netikėtas, ir lauktas. Berniukai smagiai kartu leido vakarą žaisdami įvairių žaidimus ir kalbėdamėsi apie viską iš eilės. Išradė vakciną, tai visi šitie dingsta. Taip. Idelis juodas. Delis? Delis. Idelis. O, tu kaip tik ir turi delį. Tu turi delį. Jo, turiu. Tai tu nuvarai, nuėmė vien. Ne, tai kam nuimta, aš išrašiu vakciną ir visi šitie dingsta. Gerai, ir varyk. Ok, mano eilė. Taip, varyk. Tai gerai. Ai, tu nuim pirmą turi. Vieną. O pala, 2 korteles duos ar kaip čia? 2 korteles paimsi. Ne, bet jeigu, pavyzdžiui, aš susitinku ir kiek aš galiu iš šio kortelės? Man atrodo, po vieną tik tai galite. Ai, tai gal aš gausiu iš čia. Tai žiūrėk, 1, 2, nuvarai ir tada taip. Taip, aš varau į Hongkongą. Ar pas mane atvarai? Lauk, Hongkongą, vieną Seimas, ne? Tu šitą nuim. Ne, Ai, man ai. dėjimų neužtai. Vienas, ne? Keliauč į Hongkongą. Ir tada dar Bet kaip? pavaryk. 2, 3, 4. Ne, va čia. Tai Jo, teisingai, galite žaisti. 2, Dabar keičiatės informaciją. 3, Žinau, ne? tiesiog. O tu jam geltoną duok tada. Ok, aš tą geltoną duosiu. Mano gal. 3 ir Ir 4. 4. O galiu aš 4 kurtų vakciną? Ne, paskui... Ai, gali? Taip. Aš 4 kuriu vakciną. Super. Yeah. Šiaip, man atrodo, Super, šiaip dėdė greičiausias kūrimas vakcinos per visą mano. Jo, tikrai. Dėl Magdės pasilikimo pas draugę labai džiaugiuosi dėl to, kad iki šiol, kiek buvo bandžiusi tą daryti, nebuvo pavykę grįžti su gera patirtimi. Todėl tai, kad šioje vietoje ji vėl išdrįso pabandyti nugalėti save, labai džiugina.
Mergaitės tikrai turėjo ko užsiimti. Abiejų pomėgiai labai panašus, abi yra labai kūrybingos, palaikančios viena kitą. Taigi laimės prisikrovė, manau, ilgam. Už kadro liko įvairūs kasdieniai žaidimai ir išsikelti iššūkiai. Netikėtai vėl buvo ištrauktos Lego ir Snap Circuit elementų dėžės, o ir pradingelis dronas, žiūrėk, atsirado. Taigi veiksmo buvo. O, radai savo, ne? Virtuvė. Jie jau buvo trupučiuką pastatyta, bet aš dastikiu. Nu tai gerai, pristatei. Ir dėdulį. Dėdulį. Ne, čia Liutauras traukinukas. senelį. Puiku. Tipo šaudo. Čia Space War, o čia alarm. Girdit? Girdžiu. Čia pagal schemą sujungi ar pačią sugalvoji? Pagal schemą. Okay. Aš dar netokį intelektą, kad pats sugalvočiau. Nu, tai kai darai, ateina. Jis įsivaizduoja, ką aš šitas daro. Jis tiesiog egzistuoja. Na, o lapkričio pabaigai vaikai pasiliko dar vieną susitikimą su draugais, kurį suorganizavo Emilija, mūsų jau pamėgtame Apollo Action bowlinge. Projektinės veiklos suburta draugija tądien pasimėgavo vienas kito kompaniją ir visai smagiai pajudėjo. Magdė poroje su Sofija bandė savo jėgas, na, o dičkiai kitame takelyje varžėsi savo svorio kategorijoje. Dar daugiau veiksmo vyksta vaikų lankomose būreliuose. Liutauras mane labai pradžiugino pasakęs, kad norėtų dalyvauti Vilniaus parkūro akademijos surengtoje gaudynių lygoje. Renginys tikrai buvo labai smagus. Man gal net patiko labiau nei pačiam Liutaurui, kurį išvargino ilgas savo eilės lukuriavimas, tas sėdėjimas ir laukimas, kol visi kiti sudalyvaus. Todėl iš tiesų patirties jis šiose gaudynėse gavo labai įvairialypės. Ir tai šį kartą buvo daug svarbiau nei rezultatas. Tikiu, kad kai laimėti nepavyko, viduje virė daug įvairiausių emocijų, kurių kai kurias buvo galima nuskaityti iš jo veido, kitas tik nuspėti, nors pats Liutauras olimpietiškai džiaugiasi tiesiog čia sudalyvavęs ir išbandė savo jėgas. Kaip ten bebūtų, labai džiaugiuosi, kad tokia šventė buvo suorganizuota ir kad Liutauras vienintelis iš savo grupės berniukų išdrįso joje sudalyvauti, susikaudamas su kitos parkūro akademijos grupės vaikais. Magdėgi turėjau galimybę stebėti videomeno būrelyje. Po visų pakaitomis praūžusių jos, o paskui ir mokytojos cirguliavimų, pagaliau nuėjome ten. Buvo smagu matyti nepaprastai greitai gimstančias Magdės idėjas bei jų įgyvendinimą, bendravimą su mokytoja ir jos drąsą įgyvendinant kūrybinės idėjas. Tądien gimė paprastutis, bet smagus filmukas apie tai, kaip patekti į Paryžių. Ir šioje vietoje turbūt galima būtų pasakyti, kad vos ne pusę lapkričio mūsų galvose gyveno kita kelionė. Kol kas dar nei Paryžių. Šį kartą, kaip anąsyk jau minėjau, tai Barcelona. Tačiau jai bus skirti atskiri ditirambai. O šįsyk tepasakysiu tiek, kad pavyko viską sklandžiai susiplanuoti, labai daug ką iš to, ką planavome pamatyti ir sėkmingai pilniems įspūdžių sugrįžti. Kad labai seilė nevarvėtų ir smalsumas neužgraužtų, kelis vaizdelius įmetu. Bet jų ir jos lydėjus įspūdžių tikrai dar bus daugiau.
Bet apie tai vėliau. O dabar grįžkime į lietuvišką žiemą ir gyvenkime toliau. Su viltimi sulaukti ne tik to kelias valandas besilaikančio sniego, bet tikrų baltų kalėdų. Iki.